mes tampam pirmąją progimnaziją Alytuje. Tai va, aišku, mūsų mokinių skaičius truputėlį sumažės. Mokysim tik tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 klasę. Aštuntokai bus didžiausi, bet šiandien mokytojų taryboje kai tik ir aptarėm, kokie mūsų tradiciniai renginiai galėtų būti mokykloje, ką mes darysim, kaip mes ateityje gyvensim. Šiais metais mes neturėsim 9-okų, bus tik 10 klasė. Sekančiais metais mes jau vyriausius turėsim 8 klasių mokinius. Bet mes tikrai galvojam, kad geriau turėti jaunesnių mokinių, bet turėti tikrai brandžias klases ir kaip sakyt, tikrą, gražią, didelę šeimą. Manom, kad ir su seneliais, ir su tėvais. Va šitaip, tikrai šita mokykla pirmajame Alytuje, kaip toks didelis šviesulys, tikrai turi gyvuoti. Kol kas mokytojai tikrai idėjų pilni. Džiaugiamės labai, tik pirmąją vietą iškovojom technologijų, pirmoji vieta olimpiadoj, šios mokyklos mokinys, 8-okas, Aurimas Alesius, respublikinė paroda. Džiaugiamės labai dideliu pasiekimu. Galų gale matematikos mokytoja papuolė į prizinės vietas su savo, kaip mes taip grubiai sakom, internetinėm pamokom, darbui su protingąja lenta, paprastai jums sakant. Taip, kad mokytojai žengia tikrai labai gerą, tinkamą linkmę. Manom, kad šitą mokyklą vaikų dar sulauks darželis, paruoš jiems labai daug.